Sveiki visi, su jumis aš Ingrid ir ketvirtadienis ir tam, kad neimti didelę temą, tiesiog bus 2 dienos tokios light, lengvos, kaip aš vadinu. Ir iš tikrųjų jūs jau matėte, kiek aš video darau, tai iš tikrųjų stengiuosi laikytis tokio labai įdomaus moto, kam daryti sudėtingai, jeigu galima padaryti paprastai. Ir iš tikrųjų per savo mokslus, daugiau kaip 10 mėnesių, aš ne tik mokinausi, bet ir užsiėmiau savo fakultatyvų ir žiūrėjau į kitus specialistus ir jūs matėt, gal kai kas dalyvavo 3 dienų maratone, kur informacija tikrai buvo labai vertinga. Tai kas spėjo pasižiūrėti, tas šaunuolis. Va, ir dabar aš pradėjau žiūrėti dar labai įdomią moterį, kuri pasirodė rinkoje, jinai yra ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir YouTube'e. Ir tai yra Dina Moldaševa. Ir jinai pasako ne tik apie dvasingumą, pas ją yra produktas vadinasi laiptai. Ir pirmas laiptas, arba pirmas, kaip vadinkim, modulis yra apie pinigus ir apie būsenas. Kas man patinka, jūs galite, atsiprašau, susirasti ją ir pasiklausyti ir susidaryti savo nuomonę, bet man patinka jinai tuo, kad jinai neprisistato jokia, jinai nemokyta, jinai tiesiog vėlė. Ir jinai tai daro labai, kaip čia pasakyti, su didelė meilė, su entuziazmu ir labai profesionaliai. Tai va, tai iš tikrųjų aiškinsiuosi apie dvasingumą, jo labiau, kad mano moksluose buvo net modulis apie dvasingumą ir pinigai, kaip tai labai susiję vienas su kitu. Ir tam tikras savo įžvalgas galbūt kada nors ateityje įrašysiu. Ir šita moteris tikrai rekomenduoja pasiklausyti ją. Ir galbūt tie, kas supranta rusų kalbą, praeiti pas ją tos tam tikrus laiptelius ir susidaryti teisingą momentą. Tai šiandien tokia gavosi reklama. Ir tuo šiandien baigiu, o rytoj paimsiu labai irgi įdomų momentą ir bus, manau, jums įdomu, tam, kad pirmadienį paimti tokią didesnę temą ir ją išnarplioti. Taigi, dedate laiką, su jumis buvo Ingrid ir iki rytojaus. Ate.